Sveiki. Sveiki. Labą dieną, labą vakarą. Labą dieną. Jonas Ramonas. Žemės ūkio rūmų kūrėjas, sumanytojas, tas, kuris stovėjo prie Žemės ūkio rūmų ištakų, dirbo, išmano žemės ūkį. Ir matyt, Jonas Ramonas buvo vienas iš tų didesnių kritikų. Mano atžvilgiu, Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą atžvilgiu, tai buvo 2000 ir 2002 metai, pats dėrybų įkarštis ir panašiai. Ir štai šiandien Jonas Ramonas sutiko pasidalinti keliom savo įžvalgom, galbūt apmąstymais ir noriu užduoti jam keletą klausimų. Vis dėlto 20-metis yra puikia proga pažvelgti atgal ir pažvelgti dabar, ką mes turim, kaip pasikeitė visa situacija. Aš tik priminsiu, pavyzdžiui, įvadui, kad dėrybų metu buvo didžiulis ginčas su Europos komisija dėl derlingumo. O derlingumas buvo vienas iš esminių rodiklių apskaičiuojant valstybei tiesioginės išmokas žemės ūkį, apskritai, kiek gali valstybė čia pagaminti ir taip toliau ir panašiai. Tai dabar tai skamba sunkiai suprantamas dalykas. Komisija pasiūlė vienu metu 2,2 tonos iš hektaro. Toks jų buvo pasiūlymas, kadangi buvo baisiai nederlingi metai, o referencijos periodas, per kurį skaičiavo, buvo 95-99 metai. Vieni prasčiausių Lietuvoje, nes kito žemės ūkio struktūra, aš tik priminsiu, kūrėsi, privatus ūkininkai, kolūkiai subirėjo, produktyvumas buvo menkas, plus buvo labai blogos gamtinės sąlygos. Mums pavyko tada įtvirtinti 2,7, kas atrodė sunkiai suderinama čia beveik su realybė, nes skaičiai realybė visiškai buvo kitokie, ta prasme, buvo pasiutusiai. Dabar štai, prieš pradedant mūsų pokalbį, Jono paklausiau, tai kokį derlingumą mes dabar turime? Skaičius buvo paminėtas? Iš tikrųjų, kai pagalvoji, net musėt, aš drįstu tai grįžti truputėlį atgal. Prašau. Pasakysiu, aš nelabai gal galiu vadintis ir kūrėjų žemės ūkio rūmų, nors kai kurie dabar visi vadinasi. Pats idėjinis dvasios teoretikas ir kas tik nori, rūmų vadas tai buvo amžinatelis profesorius Stancevičius. Jis viską padarė, jau pradžia, jis atkūrė, jis stengėsi, svajojo, manau, tos metodinius, įsivaizdavo su žemės ūkio rūmus. Aišku, šalia jo buvo inžinierius Romas Kaunas, abudu amžinatelis. Ir profesorius Stancevičius, aš ten pradėjau kažkaip po telšių streiko reikštis, toj Lietuvoje, ir jis mane kažkaip susirado ir pakvietė, ir tada pradėjom bendrauti ir giliai pakvietė ateit pradėti kurti. To žemės ūkį drįstu teikti, profesorius Kaunas, aš jau tokioj kaip paskutiniai vietoj, šalia jų. O kodėl aš paminėjau Žemės ūkio rūmus? Todėl, kad buvo vienas iš pagrindinių mūsų socialinių ekonominių partnerių. Nu, be abejo. Mums reikėjo kalbėtis ir jūs, matyt, turėjote didžiausią narystę ir plačiausią dabar kaip atstovavot. nieko nebėra, viskas subirėję, pradingė ir taip toliau. Ir profesorius pritarė, ir aš tada kaip 2000 metais tapau rūmų pirmininkus, mes visus priėmėm. Kas su agro sektoriu, visi buvo rūmų nariai, dabar deklaruoja kažką banglių visi sukurti. Dabar grįžkime prie to stojimo ir derlingumą. Iš tikrųjų dabar, kaip tos skaičius pasakėt, ir aš kažkaip net nesusimastydavau. Tokie kaip prieškariniai kažkokie. Absoliučiai. Skaičiai, ir iš tikrųjų įrodyti ir tai Europos komisijai, Europai, kad mes čia turim didesnį, nebuvo tai paprasta. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Jūs kaip diplomatas čia švelniai pasakėt, kad aš oponavau. Aš tiesiog nežinau, kaip čia įsireikšti švelniai, jeigu nebūtų kamerų. Gal ir pasakyčiau. Vieną epizodą priminsiu, mes atėjom kažkokiam Rusijai, dėlėjomės kažkokio įstaigai. Pas mus. Tiek, man atrodo, pas jūs, tiek susijėmėm su Petru, kad čiut ne iki muštynių. Ten kai kurie sako vyrai ir mano, sako, tu Jonai, ar nepersistengi, bet. Ir tada įstrigęs man vienas epizodas, Petro gera savybė. Aš užpuoliau jo tas moteris, kad ten niek nesupranta, niek neišmano, blogai gina ir taip toliau. Petras griežtai sako, prašom mano darbuotojų neįžeidinėti, nežeminti. Buvo.
ir taip toliau. Aš tą Ačiū, kad paminėjote. Paminėjau. Tai yra reta kaip vadovo savybė. Šiais laikais galėčiau vardinti dabar Lietuvoje didžiausius visokių įmonių vadovus, atsitinka blogai po elnys, tavo bėdas, aš tavęs neginsiu. Ir išeina, išvaro su teismais, su pažeminimais. Čia nepataikau, tiesiog faktas. Čia buvo. Aš nebežinau. Ačiū, kad priminėt šitą dalyką. Čia aš net nežinau, kokio ir išėjom visi, mat net tie žemdirbiai sako, tu visai pablūdis esi. Tai bet ir iš to išeina su to dėrybu, su to kova, su konfliktu. Vieną dalyką, aš kovojau, kiek išėjo durnai dėl žemdirbių, kad kuo daugiau įsikovotume. Jūs važiavote į Europą ir taip toliau, bet gerai, kad neliko tokio, kaip čia, toks ir posakis, už antį niek nenešiojant, kai, aš manau, ir kartais dabar susitink visokių žmonės ir taip toliau. Kaip išėjo, kaip mokėjom, taip atstovėjom, kvietė mane ir saugumą ant kilimo, ir profesorius Landsbergis ant kilimo, Jonai, ką tu darai? Aš turiu prieš Europos, aš sakau, ne prieš Europą, aš tik dėl tų žemdirbių, kiek įmanom daugiau, kai sukovoti palankių dalykų, o kaip gavos, taip gavos. Be abejo, tas žmogiškas faktorius, jis buvo skaudokas, be abejo. Jo, ginčytis reikėjo, Jonai, iš tiesų, nes, kaip ir minėjau, bazė buvo labai menka. Tas laikotarpis, iš kurio skaičiavosi ir buvo prognozuojama, kaip Lietuva čia gali atrodyti, kokie čia bus derlingumai, kiek mes turime tų karvių žindenių. Niekas Lietuvoje nežinojo. Tada iš vis savokų, ko gero, nelabai buvo. Jeigu buvo 1-2 tūkstantis tuo metu Lietuvoje, reiškia, karvių žindenių, tai buvo stebuklas. Gavom tada virš 65 000, atrodė, Dieve, iš kur čia jos atsiras? Beveik iš oro, galima pasakyti. Taip, iš tikrųjų. Bet jūsų kartais mums kritika, mes jautėme tą poreikį, mes negalėjom pasakyti, žinot, žemės ūkis mums nesvarbu, kaip sakė Estai ir Latvijai, nes pas juos iš tiesų buvo daug menkesni rodikliai. Taip. Jeigu mes būtumėm nesiginčiję ir nekalbėję kartais ir visų Baltijos valstybių vardu, ir jie nebūtų sutikę, kad mes būtumėm tas ledlaužys, ir būtų taip nuėję. Pas Lenkus buvo kas kita. Lenkai turėjo visai kitokią startinę poziciją. Tai tas galų gale suveikė į naudą galutiniam rezultatui ir dabar matant tą visas tendencijas ir panašiai, o dabar pasakysiu, ponas Jonas pasakė, kad derlingumas 7-8. Tai kai kurie ūkiai gauna ir 10. Ir 10. Tai nuo 2,7. Per 20 metų, žinoma, 20 metų yra 20 metų. Pasikeitė technologijos, technika, sėkla. Viskas pasikeitė. Kardinaliai. Bet ir pažanga. 3 kartus padidinti derlingumą. Tai iš tikrųjų pasirodo duok Lietuvos ūkininkam galimybės, paramą. Čia vienareikšmiškai aišku. Viskas, rezultatas yra. Yra didelis pliusas tik grūdininkystėje, o visos kitos šakos tai yra gyvulininkystė, čia yra tragedija. Nepavyko, nėra Lietuvoje žmonių, nėra ministrų, turi būti su charakteriu, su stiprus, išmanantis, eiti, dirbti. Visi dabar ateidavo, kad pabūti, nusidėti paukščiuką, kad aš pabuvau ir sako, aš buvau ministru 4 metus. Išgyveno. Geras dalykas, išgyveno. Ir esminis klausimas yra tame, viskas nueit ant viešųjų ryšių. Ne problemų sprendimų, viešieji ryšiai. Už tai turim tokį blogą rezultatą. Ir kas blogiausia su gyvulininkystė, kai dabar naikinami, parduodamos karvės, rekonstruojamos fermos, negrįžtamai. Nieks nebeusijims ir nebeprišnekinsi, kad užsijimtų pienininkystė, gyvulininkystė ir toliau. Kodėl tada iš dalies tas derlingumas, visi galvoja, Lietuva visi žemdirbiai supranta puikiai, kad į agrarinis kraštas, bet didžioji dalis yra puikios galimybės susijimti gyvulininkystę. Pieno ūkiais, galvijais ir taip toliau. Bet kai visi tik pliurpia ir nieks nieko nedaro, ir įsteigti politiniam partijom, ypač lyderiam nerūpi. Ir nesupranta, ir nereikia, ir taip toliau. O čia yra neišnaudotas potencialas Lietuvos. Tai galėtume mes 3-4 kartus ir pajamų turėti, ir mokesčius sumokėti, ir eksportą turėti, ir darbo turėti, ir kaimas gyvybingesnis būtų, taip toliau. Bet reikia normalios politikos. Gyvulininkystė kuo yra skirtinga nuo augalininkystės, duoda daugiau darbo rankų. Didesnis pridėtinė produktas. Be abejo, ir toks posakis tarybiniais laikais, kai aš mokinaus. Reikia rinkti, žinot, kokią specialybę.
žiemą agronom, vasarą mokytojų.